Neseniai duris atvėrusi Ilzenbergo dvarą aplankė gausus būrys moksleivių. Šį kartą su istoriniu objektu atvyko susipažinti Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos devintokai. Moksleiviai klausėsi šeimininko Vaido Barakausko pasakojimo apie dvaro istoriją bei dalyvavo ekskursijoje, kurioje susipažino su dvarvietės teritorijoje kuriamu biodinaminiu ūkiu. Iš sostinės atvykę svečiai žavėjosi ūkyje gyvenančiais naminiais gyvūnais. Su kuo nusifotkinai jau? Su avim ir višta. Su kuo? Su avim ir višta. Tuo tarpu Vytauto didžiojo gimnazijos mokytojai negalėjo atitraukti akių nuo šiltnamyje vešinčių natūraliai užaugintų daržovių. Ekskursijos kulminacija tapo liepaičių sodinimas. Jaunimas į rankas griebė sodinukus, kastuvus ir ėmėsi darbo. Geriau im gerą, va, im dar vienas geltonas geras. Taip, jos blogai daro dėl to, kad jis iš priešingos pusės kasa, o reikia iš tos pusės, kur prasideda akmuo. Nu va. Ką aš tau sakau? Taip, aš dariau pagal save, o ne pagal tave. Ir man pavyko. Klausyk, gal nelaikas, bet kuri klasiokė gražiausia? Ką? Kuri klasiokė? Kaldamas taip sakyti. Bet žiūri, pageibė tie moksleiviai, tik suolas ir te moka sėdėti. Mes nepasilti, mes esam jauni darbingi vyrai, tai yra visiškas melas. Džiugu, kad mokiniai pasiryžo tokiai kelionė, vis tiek 2 valandas čia važiuoti. Tai buvo labai smagu su jais kartu šitas medelius ir sodinti. Ačiū jiem. Neįtikėtinai pasisekė, kadangi dvaro savininkas Vaidotas Barakauskas mus maloniai pats pakvietė. Jie sodino medį, jie paliko žinią apie save, kad tai buvo smagu, kad tai buvo draugų būrys, jie nebuvo varžomi, ribojami. Gavau gerą istorijos pamoką, bei patekau į tikrą gamtą, kur yra grynas oras. Ir šiaip yra smagu pabūt kartu su bendraklasiais, būtent pabūt gamtoje, visiems vieningai sodinti medelius. Pasidėjau medžius, su šunim susipažinau, nes mačiau tik mažiukas, kaip buvo. Gyvūnus pamačiau, kaip atrodo dabar, atrestauruotas jau šiek tiek dvaras. Kaipgi jūs reaguojate į šią nuostabią penktadienio popietę? Puikiai labai sodinam medžius, buvo labai faina, daug matėm visokių naujovių. Papasakojau apie Papasakojau apie biodinaminį ūkį, viskas labai fainai va.